Na, Tautvydai, žaidėjai su savo buvusią komandą, sužaidai geras rungtynės, kaip pats nusiteikinėjai, vis tiek buvusi komanda? Aš manau, čia gal ne tai, kad buvusi komanda sužaidė, bet pats finalas. Tikrai visą sezoną stengiamės, kad čia pakliūti ir nesinorėjo pirmų varžybų, kad paleisti vėjais. Turėjom namų pranašumą, tai pasistengėm jį išnaudoti. Manau, puikiai tas pavyko. Iš tikrųjų, pačio tokios sėkmingos rungtynės, kaip galvoji, kas lėmė tai, kad viskas gerai šiandien buvo? Aš nežinau, visą sezoną komanda pakankamai gerai man išnaudoja. Kaip ir sakiau, mes esam viena komanda ir negali žinot, kada kuris užloš. Aš gal iki šiol buvau kažkiek apsnūdęs visose play-offuose, šiandien pasisekė geriau sužaisti. Bet čia, atsakau, kiekvieną dieną pas mus kažkas kitas gali užlošti. O tai, kad nėra Evaldo Dainio Omegos komandoje, galvoji, turėjo įtakos rezultatui? Aš manau tikrai, kad turėjo, nes Evaldas, vienas tikrai iš kertinių žaidėjų Omegoje. Jisai organizuoja visą žaidimą kaip pas mus Vytautas. Taip, manau, kad tikrai turėjo didelės įtakos. Ir Kaune, kaip galvoji, kaip bus? Be abejo, tik pergalė. Apie ką dar galime kalbėti? Tai to ir linkim. Ačiū tau labai.